Gyvūnų egzekucijos nesiliauja. Šis šunelis skandintas upėje, tačiau išplaukė su po kaklu pakabintų 6 kilogramų svarsčiu. Sausra grasina ūkininkų derlių paversti pelenais, o miškininkai skaičiuoja rekordinius gaisrus. Čia parako statiniais gyvename. Po kariukų šimtis karinių. Kiek galima! Kiekvieną dieną tas pas per tą patį. Kieme, parduotuvėje, namuose. Atsibodo juodai, po velnių! Atėjau į spektaklį, o čia kas po velnių! Kvietai. Tiek to. Kalbėkimės. Esu pasiruošęs. Bet garbusis, turėtume mane kreiptis pagarbiai. Pavyzdžiui, jūsų didenybė. Nesupratau, kas tu ir kokių pagrindų reikalauji tokios karališkos pagarbos? Jūs mane vadinate velniu. Tad turėtumėte žinoti, kad aš valdau 98% pasaulio žmonių. Ar nemanai, kad tai suteikia man teisę būti taip vadinamai? Supratau jūsų didenybę, bet aš jūsų nematau. Mielas kūnai žemietį, aš neturiu fizinio kūno. Mane apsunkintų tokia našta, kurioje gyvenate jūs, žemiškas būtybės. Aš sudarytas iš neigiamos energijos ir gyvenu žmonių, kurie manęs bijo protuose. Gyvenu ten, kur pasakyta. Man neegzistuoja nei laikas, nei erdvė. Jei jūs užėmėte vieną pusę materijos ir energijos pusę, kas tuomet užima kitą? Kita pusė užima mano priešingybė. Tai, ką jūs žemiečiai vadinate, žinote, Dievu. Tai jūs su Dievu pasidalinę visatą, toks jūsų tvirtinimas? Žmogau, tai ne mano tvirtinimas, o faktas. Žmonių protuose aš pasodinu baimės sėklą, o kai šiomis sėklomis žmogus pradeda naudotis, jos sudygsta ir auga, o tada aš valdau. Tai žmonės, kurie mąsto, yra jūsų priešai? Tai neteisinga, bet tiesa. Kaip jau minėjau, aš negaliu visiškai kontroliuoti žmogaus, kuris mąsto. O štai mano priešininkas valdo visas teigiamas pasaulio jėgas. Tokias kaip meilė, tikėjimas, viltis, optimizmas, kad jūs pirmas. O žemė ar priešų turite? Mano priešai visi, kas skatina mąstyti. Tokie žmonės, net ne žmonės, tokie žmoneliai, kaip Sokratas, Volteras, Spinoza, kažkoks Simas Haris. Lietuvoje galėtų būti Vydūnas. Bet tebūnie dabar spektaklis, kurį tu taip norėjai pamatyti.
šalia, vasarų šilą, veda laukų, saulės lakų. Kai tu šalia, vėjų nuplaukia, valandos kviečia, pievom žaliom. Kai tu šalia, mes per palaukę, bėgam basi, ryto rasom. Nekalbėk apie valgį. Kodėl negaliu? Juk šiandien mums ypač svarbi diena. Sukako lygiai 30 metų, kaip mes kartu. Nejaugi, nei nepajutau, o atrodo, lyg kelias dienas būtų buvusios. Tai, kad gerai gyvename, širdingai sutardami, darbus kartu dirbdami, vaikus augindami. Kas su tavim ir sutikti negalėtų, Urtelė? Tu tokia rūpestinga, meilė. Aš tik jau negirkite manęs. Su tavim kitokia ir būt negalėjau. Tai tu toks kantrus, toks širdingas. O kad vargų dienos buvo, vis draugiškai padėjai išgyventi. Tuoj atnešiu. Palauk dar valandėlę. Kažko tai negera, apie valgį nenoriu nei galvoti. Vakar vakare taip skaniai pavalgiai. Gardžiai buvai pataisiusi, galbūt jog per daug užvalgiau ir ko tai sunkumas koks pristojęs. Nesuprantu. Ryte atsikeldamas pajutau tokį negerumą. Kas tai galėtų būti? Jei valia būtų tikėti į meilę, tikrai sakyčiau, kad jis čia kažkur slepiasi. Kai tik jau nešnekėk apie velnę. Į Dievą reikia tikėti. Juk visuomet stengdavomės dorais išlikti, širdingais būti su viens kitu ir visais žmonėmis. Ach, Urtelė, jau kurį laiką jaučiu kažką negerą. Per miegus tankiai pajusdavau, kas nuodus man į širdį leido. Užeidavo tokie bjaurūs sapnai, o nubudus būdavo taip negera, jog negalėdavau neįsipasakoti. O ir vis dar ir koks pyktelėjimas prieš tave, Urtelė. Viskas bus gerai, Agriukė. Nu, pasitikėk, kalbėkis su manim. Širdžiai palengvės, kai viską pasakysi. O, Urtelė, tiesiog galiu. Šiąnakt sapnavau, kad akis man išbadės. Na, ir sapnas. Bet yra sakoma, kad sapnas visai pasigalėsime. Galbūt jis reiškia, kad mano meilė taip tave apakino, kad nebematai mano klaidų. Kaip matysi, kad jų neturi, o jei ir turėtum, tikrai nenorėčiau matyti. Bet po tokį sapną taip prastai jaučiuosi,
gumbas pjautas, o čia šiandien dar labiau. Jau man stipro pradeda rūpinti. Nu, tik nesugalvok man sirgti. Man kreiptis patarimo. Urtelė, gal išvirktų man kokių žolių? Oi, tikrai, eisiu pasiklausti Žaltienės. Būtent tokiuose dalykuose patyrusi. Kažin ar gera mintis, taip negražiai apie ją kalba. Būk tai ypač žadėjusi pačiam velniui. Eikit, nu klausyk tų bobų plekalų. Kas čia blogo, kad aš jos pasiklausiu? Na, kaip sau nori. Ei, kaimynute, tu čia. Dėdė, na pats Dievas man tave atsiuntė. Jau buvau beeinanti pas tave. O kokiu reikalėliu, miela kaimynute? Tu išmanai apie augą, visokius vaistus. Gal pataisi, ką geriau užvirti prieš kupą. Manasis labai jau kankinamas, man taip nebūtų. Tai menkas artėlis, čia reikia tik kelių žolelių. Tik su savimi keletą ir kurių tikrai padės. Bet meluoju, čia ne tik gumbas, dar ir visokie baisūs apkalai. Na, balandėlė, tu tik nesijaudink labai. Apie tai aš turiu šiek tiek pamąstyti. Tai aš einu savąjį pakreipti. Neskubėk, dar pirmiausia atnešk tyro vandens. 3 kartus pamojuoju saulę. Nieko nekalbėk, nei nueidama, nei krisdama. Gerai bėgu. Bet nenešk šulinio vandens. Tekančius srovės. Gerai, bėgu, darysiu, kaip liepėjai. Sakai, tavasis serga gumbu. Ir turi visokių bjaurių sapnų. Ir tu nori, kad jis pasveiktų. Na, kurgi nenorėsiu. Jo vargas ir mano vargas. Taip gražiai sutardami gyvenome visus tos 30 metų. Taip noriu, kad ši diena jam būtų kuo smagesnis. Ar manai, kad jis yra to vertas? Žinoma, jis visuomet man buvo toks geras, širdingas. Taip, vis širdingas. O širdelė, tik manau, kad neapsiriktų. Žmogaus širdis, ypač vyro, netikės daiktas. Pažįstu jo širdį kaip savąją. O ką čia sakėjai apie bjaurius sapnus? Na, žinoma, man sunku, kad jis sapnuoja visokias piktenybės apie mane. Taip, mieloji, ir tavasis toks. Niekada nebūčiau patikėjusi. Ne. Jau mūsų moterų tokia dalia. Gestis. Ką jau čia ir be pasakysi? Kalbėk, nes mane jau baimė ima. Na, kad nieko pati nežinai, turėčiau ir aš patylėti. Nenorėčiau jūsų supykdyti. Geriau pašauk jį, duosiu žoleles. Ach, susimėldama, jei jau pradėjai, tai pasakok. Vargšė esi, miela kaimynė. Žinai, vyrai, visi tokie. Niekada negalima jais pasitikėti. Nelaimingas tas moterys.
juo tikėjau. Ar gali būt, kad apsirikau? Nemaniau, kad jis toks tėtis. Nenusimink. Jau, įbė jam į akis pasakyk. Laikas mums už save pakovot. Teisybė? Bet aš dar nenorėčiau tuo tikėti. Gerai esi kaimynė. Spręsk pati. Koks žmogus, kėjo ir sapnai. Ko geidi, ką ir sapnuoji. Bet manasis ir sapnuoja, kad aš pikta. Na tai matai, negali tavęs pakęsti. Tik dabar pradedu suprasti. Kaip aš anksčiau to nepastebėjau. Turbūt jis jau seniai pasileidęs. Na, žmonės visaip kalba. Na, bet matai, širdelę, aš nieko pikto nesakau. Ach, susimildama. Na, pasakyk, gal ką matyti, gal ką girdėjai. Nenorint, viskas matosi ir girdisi. O, tu dieve. Kaip man dabar viskas aišku pasidarė. Tiek metų pasitikėjau. Už tai, ką turiu. O tai vaidmainis. Nurim, pakentėk. Na, gal pasitaisys. Gal, kur jau negalės. Bet dabar tu manęs jau nei kalbėsi, kad taip visai pablūdęs, tai nebėra futbolas. Dabar aš jam parodysiu. Aš nebekėsiu. O lik šioliai vienas kitą taip širdingai mylėjo. Todėl, kad buvo apakusi ir nepastebėjau, kad jis manęs nebekenčia. Aš jam atkeršysiu ir jis pamatys, ką reiškia, kai vyras apgaudinėja moterį. Tu tik nieko pikto nedaryk, ką žmonės pasakytų. Nesako, ką nori. Aš nesipilkimo kaip tokia paklodė. Susivaldyk. Tu tik telėk. Jis to nusipelnė. Tekenčia visą savo amžių. Susivaldyk, balandėlį. Iki laidą noriu susivaldyti, nenoriu, kad jis toks ir aš būsiu tokia. Kaip aš jį glosiu. Kaip aš jį pralaižysiu. Kaip aš jį pučiavau. Taip jis jaudysiu, akis jam stupysiu. Taip įsibė, bet tikra gyva. Aš nebežinau. Na, aš jau gailiuosi, kaiminėlė, kad prasitariu. Na, koks jis yra, toks ir pasiliks. Nieko čia nepadarysi. Tiek metų vis geruoju. Maitinau, globoju, kenčiau jo nuotaiką. O jis man taip atsilygino, kad aš būčiau kokia netikusi ar pasileidusi. Ach, kokia aš nelaiminga. Nieks negali manęs užjausti. Aš užjausiu būtų. Na taip, o ką? Oi, širdelė negeri, labai negeri, reikia juos būtinai nuskūsti. Nuskūsti? O kaip? Jis apie tai neturi nieko numanyti. Tik jam įmygus tu gali tai padaryti. O kad jis ir vėl viskas kaip pusėdovi, toks neįlingas ir širdingas. Na, širdelė bus kaip karščiausias jaunikis. Tai tiek visą čagorį plaukai, tiek nelaimė mums atnešė. Ar taip gali būti? Ar čia neapgaulė? Na, netikėk, ką patyrę žmonės sako ir matysi, kur nueis. Kaiminėlė, na nesunku juk skęstinti traukti iš vandens. Na gerai, pabandysiu. Taip, žolelis, vos išgėrus jų arbatos, eitai ir gerai minga man. Todėl eik išvirk jos, siūsk savo žmogų pas mane. Gerai, aš greitai. Išėjo galva.
Ačiū tau, kaiminėlė, kad sutikai mums pagelbėti. Taip blogai jaučiuosi. Ir tie nemalonūs sapnai nuolat vargina. Kaltas jaučiuosi prieš žmonelę savo. Suprantu, kaimynė, kad kartais ir geriausiam, tai kantriausiam žmogui gali būti per daug. Kas taip per daug? Nesuprantu. Supranti, kaimynė, toks dalykas. Jeigu pasakyčiau, nieko gero iš to nebūtų. Čia reikia viską pačiam pamatyti ir suprasti. Kai sunku būna, tai kenti ir gana. O be reikalo kenti. Taigi imkime, kad ir tavo sapnus. Kai miegu, tai rodos, kad kas nuodus man į širdį leistų. Tai jau tikrai nelabai jo darbas. Niekų nekalbėk. Žmogaus sapnai priklauso nuo to, ką jis valgo, geria. Manoji labai gardžiai gamina, taip skaniai ir vakar vakare. Na matai, o ryte negera. Tarsi gumbas jauna, ar ne? Taip, kas ryta? Negera. Na, ir tau dar neaišku, kame reikalas. Kaiminėlė, tu tik pagalvok. Ar tu manai, kad vakarienė čia tauta? Aš nieko nemanau, Bet manoji urkelė pati valgį ruošė. O ką čia sapnavai apie nuodus? Nejaugi tu manai, kad manoji nuodų į vakarienę buvo įtaisiusi? Aš nieko. Negali būti. Betgi ji visada geriausius kąsnius man atiduoda. O tai kartais nieko nevalgo. Sakyk, kaimynė, ar tai galėtų reikšti, kad ji... Na kas gali moter širdį ištirti? Save vos pažįstu. Žinoma, dabar man viskas aišku. O aš kvailys maniau, kad jis širdingas su manim. Dabar matau, kokia jį iš tikro. Ir kaip aš anksčiau to nepastebėjau. Tai vyras savo moteriškę per daug myli, tai apanka visada. Tikrai mylėjau, bet dabar atsivėrė man akis. Jau dabar sutikęs pastebėjau, kad ji labai keistai mane pasižiūrėjo. Tikrai prisiminiau, rytais visada taip keistai mane pasižiūrė. O paskui vėl gera pasidaro, ar ne? Tu tik pagalvok, kaimynė. Žinau vieną, vyrai labai greitai moterims nusibosta. Nejaugi tu manai, kad ir aš jai jau nusibodau. Aš nieko nemanau. Bet žinai, gal ir gerai, kad ji nori manęs atsikratyti. Negaliu patikėti. Viskas nuo tos vakarienės. O jigi pati pataisė. Ji tikrai buvo įmaišusi nuodų. Ir tai mano žmona. Na gal iš netyčia. Reikia tik ištirti priežastį, kad galėtum ją kaip šunį už ausies stvėręs privesti ir pasakyti. Pradžiai duosiu patarimą. Pasisaugok valgio. Nejaugi tu manai, kad ji bandys kitaip manim atsikratyti. Negi peiliu. O jei iš tikro peiliu? Ką čia šneki, tai jau tikrai velnias nebus apsėdęs ne kitaip. Jeigu įsiaiškinčiau, gyvai neliktų. Tikrai ne. Dar nieko neatsitiko. O kas galėtų dar daugiau atsitikti? Na, kad norėtų, pats dar nieko nematei, kad norėtų peilių papjauti. Tu tik ją vis sustok. Aš jau matau, kad visas pasaulis apsilės. Ir geriausi žmonės neteks žmoniškumo. Bet aš nelauksiu, kol mane nusmauks. Pasieksiu ją.
Jeigu vienas galą turi gauti, tai tegul tas, kuris prasikaltęs, o tai jį. Aš tau sakau, kaip tik užklupsiu, ant vietos tomsiu. Taip bjaurybė. Bet pats dar nieko nematėjai. O ką čia daugiau reikėtų matyti? Na, kad smaugtų ar norėtų peiliu papjauti. Tuomet nors turėtumai priežastį. Bet tas piktis toks didelis, kad nebeiškenčiu net keršyje. Na, dabar lyg ir yra proga ją patikrinti. Na, bet aš ne. Sakyk, kokia proga? Taip, už žolelį. Arba aš jai daviau prieš gumą. Ji mygdo. A jinai ir žino. Bet tu jos negersi. Eik, prie gulų. Simes lygiai. Aš žinau dabar. Aš geriau. A dabar einu prie mano antro. Mane papjauti sumaniai. Susimildamas. Davai man išdrįsti. Apgriuš, man skauda. O tu manai, kad man neskauda? Tai ji, Žaltienė, tai ji kalta. Žaltienė? Na tai, tikrai. Aš? Aš kalta? Atnešti greitai šaknų. Ką čia daro? Ir tos paskutinės dar viena. O, gerai, ačiū. Urtelė, tai aš kvailys, kad patikėjau piktą lemiančių žmogų. Kaip gaila. 3 atžagari plaukai.